Mano vardas Antanas Pikalovas, aš esu architektas, Archvienas studijos vadovas. Ačiū Rozita už pakvietimą šiandien, galimybę pakalbėti. Paklausė manęs, ar aš galiu kažką papasakoti apie kvartalus ar jų projektavimą. Tai sakiau, kad galiu ir noriu ir ilgai galvojau apie tai, kokia ta kalba turėtų būti, su kuo aš čia kalbėsiu labiau, ar čia yra verslo atstovų labiau daugiau, ar čia architektuomenės, jeigu architektuomenės tai yra jaunieji arba senieji tie atstovai, gerąja to žodžio prasme. Tai panašu, kad kalbėsiu aš su verslininkais ir su jaunaisiais architektais labiau. Pasakosiu šiandien apie kvartalinį projektavimą, vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų, apskritai namų grupių arba namų objektų, daugiabučių, galbūt smulkiųjų, tokių integravimą į aplinką. Todėl šiandieninė pokalbio tema yra būtent tas dialogas su geomorfologinė aplinka. Koks tas visgi dialogas, kas tai yra ir panašiai. Bandysiu atsakyti klausimą, nes Marius pradžioje mūsų konferenciją sako, kaip čia ta konferencija reiškia. Mes vis tiek pabaigoje turėsime į tą klausimą atsakyti, kas tai yra. Bet mano temos idėja yra tokia ir aš bandysiu papasakoti, kad tas dialogas, kas tai yra artimoji ir tolimoji geomorfologija. Tai yra gamta, reljefas, vaizdai, kuriuos mes matome, esami želdiniai, medžiai ir pabaigoje užsakovo užduotis, prie kurios mes turime kažkiek taikyti savo profesionalumą, talpinant ir projektuojant pastatus. Šiandieną pirmasis, apie ką aš kalbėsiu, tai yra projektas Lėčiau, tai yra 20 sklypų, 30 ūkių, tai yra 30 šeimų gyvenamų namų, toksai kvartaliukas su centrinė zona, šiek tiek atokiau nuo Vilniaus, kažkur apie 12 kilometrų link Trakų. Šitam projekte yra išskirtinumas tuo, kad bandyta integruoti pastatus į esamą apželdintą, tankiai apželdintą teritoriją. Iš vienos pusės yra šlaitai, iš kurių atsiveria vaizdai į Trakų ežerus. Iš kitos pusės yra toksai pakankamai tankus miškas, kur teko integruoti pastatus būtent tarp esamų medžių. Bet koks tas dialogas vėlgi? Ne visada to dialogo dalis esame mes. Tai ne visada mes turime mimikrizuoti arba bandyti visiškai prisitaikyti prie tam tikrų vietų, kur tai kartais aš matau tiesiog kolegos bando visais būdais kažkaip prisitaikyti ten ir aukoti kažką tenai iš projektavimo pusės, iš patogumo pusės, tik tai tam, kad prisitaikyti prie reljefo esamo. Atsiranda sienutės, laipteliai, nepatogumas arba kažkokie sprendiniai papildomi, kur ten tu bandai integruoti, reiškia, su vaikais žmonės, kad patogiau būtų vaikščioti arba, pavyzdžiui, neįgaliųjų integralumas vėlgi į tos sprendinius. Kartais to nereikia ir tas dialogas toks ir yra, kad šiuo atveju irgi konkrečiai ir šitas ir dar sekantis projektas, apie kurį mes kalbėsime, čia auka buvo tokia, kad per visą projekto objekto zonos ilgį buvo tokios dvi kalvelės, tokios kokios 3-4 metrų aukščio būtent centrinėje dalyje ir dėl kurių buvo daug kalbų ir galvosūkio, kaip čia integruoti ir panašiai. Ir visgi nuspręsta jas nušluoti, ta prasme. Tai tokia auka čia ir buvo, kad nušluojamas būtent centrinės dalies tas kalvingas toksai elementas tam, kad būtų patogiai inkorporuoti visi sprendiniai kvartalo gyventojams. Ta prasme, kad nuolydis padarytas suformuotas minimalus 4 procentų, kad galima būtų išeiti ir tvarkingai nueiti pėsčiomis, be jokių laiptelių, be jokių perkaitimų ir panašiai. Tai čia
šitoje vietoje buvo tokia auka padaryta. Ir dėl to atsiranda centrinė zona. Ir pagrindinis dalykas būtent kvartalinio projektavimo, ko aš labai retai iš tikrųjų ką matau, ypač paskutiniu metu ir prieš mane kalbėjo IT atstovė, apie tai, kad ten 15 minučių, tas irgi, tie dalykai visi jau žinomi, jie yra geri ir kvartalų sprendiniuose irgi norėtųsi padaryti tokį sprendimą, kuris būtų patogus žmogui, būtent kuris pasiektų vieta, 4 netgi kartus, ne? Bet sudėtis. Šiandien mes kalbame ir jūs kalbėjote būtent apie tai, kad ne tik vieta, o papildomas elementas yra sudėtis. Tai ta sudėtis kvartalinėse sprendiniuose yra šiandieną tokia kaip naujovė, gal nežinau, ar seniai pamiršta naujovė, nes aš mačiau tikrai tokių bandymų padaryti kitose projektuose. Centrinė zona ir socializavimas visų gyventojų. Man teko kažkiek dirbti Danijoje ir iš tenai tam tikrų savo jaunystėje ir iš ten aš tam tikrų dalykų irgi atvežiau ir aš irgi mačiau, kad ir tie būstai galų gale ten buvo pardavinėjami jau ten seniais laikais, prieš 15 metų su apdaila, kur ateini tik tai nudažai ir panašiai. Ir tie dalykai, kada tai, kas pas mus nebuvo, ko pas mus nebuvo, tai yra būtent kvartaliniai sprendiniai be tvorų. Mes labai neseniai iš tikrųjų perėjom prie tų dalykų ir dar mes vis dar turim tam tikrų kvartalinių sprendinių su tvoromis. Bet pirmas dalykas tai yra būtent bendruomeniškumo skatinimas, kad žmonės bendrautų, tai yra tvorų atsisakymas, geras apželdinimas, sprendiniai svečiams ir sprendiniai gyventojams. Tai yra šiuo atveju suprojektuotas padelio kortas, šildomas baseinas, barbecue zonos, vaikų žaidimo aikštelė, sporto zona. Tai šiuo atveju jūsų svečiai gali atvažiuoti, reiškia, ir neužstojant jūsų namo, čia socializuos apart svečių, jūs patys bendrausite su kaimynais. Nes dažniausia problema kvartalinių ir apskritai kaiminystės mūsų yra ta, kad žmonės nebendrauja. Jie nebendrauja dėl to, kad pas mus iš sovietinių laikų tas atėjęs, reiškia, tas principas, kad aš noriu ten tvoros, aukštesnės, aš nenoriu matyti ir panašiai. Dėl to žmonės nebendrauja, prisigalvoja, kad tas kaimynas, jisai čia atėjo, jisai čia toks, jie prisigalvoja, jie mažai bendrauja. Aš pats turiu kaimynus, kurie prisigalvoja ir kada išsiaiškini, tada galvoja, kiek čia yra svarbu, kad žmogus, čia mums būdingi, žodžiu, tokie dalykai. Tai kaip aš kalbėjau, 15 minučių nuo Gariūnų aš čia pamatavau, važiavimas, tikslas, aš čia labiau ne reklamą užsiimu šito konkretaus daikto, bet aš irgi, kai mes projektavom šitą kvartalą, buvo man svarbu, o kasgi ten gyvens? Kas tas gyventojas, kuris pasiruošęs važiuoti 17 km iki Gariūnų, nekalbant apie patį Vilnių, jeigu mes kalbam apie Vilnių. Tai panašu, kad tai yra jaunoji šeima arba jau ta šeima, kuri turi vaikus, kurie jau tuoj vairuos. Tai privažiavimas prie Čiukiškių gyvenvietės pas mus yra asfaltuotas, važiuojam pakankamai greitai, vienintelis minusas, tai taip, važiuoti tenka automobiliu. Tai kalbant apie geomorfologinę aplinką, tai, kaip ir sakiau jau, vaizdai, esami želdiniai, želdinių struktūros, reljefas, ir mes, mūsų norai. Šiuo atveju mums teko, kaip minėjau, tai yra neiškirsti, o sulyginti centrinę dalį, taip iškirsti dalį medžių, tas irgi buvo. Ir didžiąją dalį medžių, kurių mes galėjome išsaugoti, mes juos panaudojame centrinėje dalyje. Kvartalas šiuo metu statomas, mūro darbai yra kažkur pusė yra kvartalo padaryta, tai tuo pačiu ir medžiai, tie, kuriuos galima išsaugoti, jie persodinami centrinę dalį
Ir tokiu būdu irgi panaudojamas tas visas integravimas į aplinką, kada jūs turite brandžius medžius už langų. Ne visada tas pasitvirtina, bet šiuo atveju tai jau šitą kalbėjau, lokalus reljefas, prie kurio mes arba taikomės, arba keičiame, ieškome to balanso, kaip tą padaryti. Statinių tipologija, tai čia architekto, aš apie architektūrą apskritai išraišką nelabai galvočiau čia kalbėti, nes kiekvienas architektas turi savo tam tikrą išraišką, čia jau klausimas, kiek jo profesionalumo lygis leidžia sugalvoti sprendinius, kvartalinius sprendinius, architektūros sprendinius ir danešti tai iki kliento, nes tiek vystytojai, tiek atskiri statytojai, jie vis tiek kartais net reikia įrodyti savo, ir dažnai reikia įrodyti savo tiesą, kad tas būtų priimtina ir surasti tą balansą per vidurį. Arba -1. -1 ta prasme, kad nereikia aukoti savo, kada jūs galvojat, kad gaunasi nepatinka. Tai -1. Reikia turėti kartais kiaušų pasakyti, kad ne, taip, bus taip. Bet kodėl? Reikia pasakyti ir kodėl. Dėl kaiminystės papasakojau, dėl centrinės dalies papasakojau ir iš esmės kvartaliniai sprendimai yra tokie, kad mes turime skatinti, kaip apart visos tos aplinkinės geomorfologijos, kalbant apie vidinę geomorfologiją, jau apie mūsų ir apie tai, kad mes kūrėme, jūs kūrėte, architektai daro tą produktą ir pasiūlo, pamato tas problematikas visuomenės, ne, ir pasiūlo klientui, vystytojui išspręsti tas problematikas. Šiandieninė problematika yra, kad mes turime mažai tokio tipo kvartalų, kur būtų skatinamas ir galimas vidinis socialinis kažkoks integralumas. Jų apskritai yra mažai. Kai kurie iš tų kvartalų, kurių gerųjų, tokių kaip Auriai pavyzdžiui, jisai mano galvai atėjęs nelaiku ir ten savo tam tikri dalykai, aš ne tai, kad norėčiau ten labiau pasakoti apie klaidas, bet, iš esmės Auriai, bet yra, pavyzdžiui, einamieji kvartalai. Aš žiūrėjau iki šios konferencijos apie tai, kaip Obelų kvartalas, tarkim, yra geros sudėties, pakankamai ten 40 ūkių, 40 šeimų kvartalas. Gera architektūra, teisingai suplanuotas, ten tinklai, viskas yra. Nėra socializacijos. Jūs perkate sklypą, namą, gerą, gražų, bet jūs neturit kur išleisti savo vaiką, kad jis tiesiog pasivaikščiotų. Mes vis kalbame, vaikai ten, iPadai, ten telefonė neišeina. Taip, neišeina, nėra kur išeiti. Valakampiuose mano geras draugas ten gyvena irgi ten, sako, yra vaikų žaidimo aikštelė ten. Bet sako, neišeina vaikai, irgi nebendrauja. Kodėl? Nežinau, sako, kodėl. Tai yra tiesiog viena vaikų žaidimo aikštelė, jinai užsprausta kažkokia, reiškia, yra kažkokie planavimo, kažkokios klaidos, dėl ko tas neįvyksta. Iš to reikia mokytis ir kažką keisti. Aš manau, kad čia pagrindinis dalykas šiandieninis. Mes vis sakom, ChatGPT, mes to nebendrausim jau vienas su kitu. Ne? Tai va tendencijos yra tokios. Socializavimas mūsų, mes mažiau streso ir bėdų ir prisigalvojimo apie kaimyną turėsime gyvenime. Tai čia yra lėčiau projektas. Sekantis, prie kurio teko dirbti, tai yra Mogardan. Mogardan Vilniuje, Mazūriškių gatvėje. Tai toksai daugiabučių namų projektukas, kur integruoti keli sprendimai, tai tokie, nesakyčiau, kad penalinio tipo, bet čia prie Buivydiškių tvenkinio mūsų riboja. Iš vienos pusės mes turime vakarinę aplinkelį, iš kitos Buivydiškių tvenkinį ir didelę žalią zoną.
Šitoje vietoje jau yra urbanistinė geomorfologija tam tikrai jau įvykusi, kalbant apie Naujosios Anglijos ir ten šiaurinė pusė irgi tos kvartaliukus, kurie yra perimetrinio užstatymo. Ir tam tikri dalykai apart artimos geomorfologinės, ta prasme, apart tos gamtinės aplinkos, čia jau yra tokie urbanistiniai dalykai, kurie, pavyzdžiui, vakarinis aplinkkelis. Tai yra projektas, kuris statomas jau padidintoje akustinėje zonoje nuo vakarinio aplinkkelio. Kaip ten bebūtų, vakarinio aplinkkelio tas bandymas įdėti į tokią vagą, jisai vis tiek turi tam tikrą aidą ir tam tikrus vis tiek tam tikrą akustiką, kurioje tenka galvoti jau kaip integruoti, tarkim, tą aukštesnių namų grupę, kad atribot pačio kvartalo ir vidinės jo pusės, atriboti nuo garso. Tai šiuo atveju buvo integralumas tas bendras ir tuos esamus pasivaikščiojimo takus išėjimai ir atsiribojimas nuo akustikos ir sukūrimas vidaus erdvių ir vidaus tokio kaip centrinės zonos sukūrimas. Šiuo atveju irgi buvo diskusija ir kova už tai, kad nedaryt tvorų, nedaryt nei tarp kotedžinio tipo būstų per du aukštus, nei į bendrasias zonas. Būtent dėl to. Ir mes pasiūlėm atsiribot nuo bendrųjų erdvių kalvelėm su apželdinimu. Šiuo atveju negaliu pasigirti, kad buvo sodinami iš karto ten dideli želdiniai, bet ta prasme, kad tas dalykas jisai vis tiek turi įtakos tai socializacijai ir būtent tam gyvenimui. Vėlgi, dėl stogo irgi buvo jau kalbėta, aš tik paminėsiu, kad man labai kartais skauda, kad mes iš vedus žiūriu ir galvoju, jie bet kokį plotelį ten išnaudoja. Ir mes kažkaip labai retai nuvertinam stogus. Aš atsimenu ten 2008, 2009, 2012 metų sunkius tuos laikus, kada loftus projektavom, mes kovojame už statybininkų gatvę, sakom, padarom terasas ant stogo. Mums vystytojai sako, neuždirbam pinigų. Tai padarom taip, kad būtų nulis. Bet būtų pridėtinė vertė. Padarėm ir kažkaip tas vienas kartoja, kitas kartoja, kažkas panaudoja, jau prasidėjo terasas ant stogų bendro naudojimo ir panašiai. Ir tas irgi tokia žinutė architektams, kada, ta prasme, fantazuokit, siūlykit, kovokit už tas idėjas ir bus fainų dalykų, kurios paskui gerus dalykus vis tiek rinka perims. Kaip šiuo atveju, tai irgi šitoje teritorijoje irgi buvo viena kalva, kurioje augo tas didelis medis, tas beržas beje, iš kurio nedaro langų. Tai mes jį 4 metrų aukščio buvo kalva, iš tikrųjų labai sudėtingai mes jį persodinom, labai norėjom integruoti tokį gražų medį. Ten yra kitų medžių, kurie yra integruoti bendrai esami, bet ten pavyko be persodinimo. Čia teko jį nuimti kalvą ir pasodinti žemiau. Tai jis gyveno 2 metus ir šiais metais jau viskas ir labai gaila buvo. Kvietėm arboristus, sako, nežinom, sako, beržas. Juokauja, nežino, nieks nežino kodėl, bet 2 metus išgyveno. Tai va, tai idėja tokia, kad mes turime panaikintas ribas tarp reiškia, tai, ką mes matom, tarp mūsų tas privatumas jisai turėtų, jisai ir bus, ta prasme, išaugus, paaugus, pažaliavus šitoje vietoje. Bet vėlgi, mes nestatome tų gardelių, neužstojame ten 2-3 metrų tvorų ir panašiai. Taip skatindami bendravimą žmonių. Tai be abejo, nuo kaimynų, reiškia, nuo to besiribojančio norėtųsi kažkokio tam tikro privatumo ir panašiai. Apželdinimas jau kalbėta, aš nesikartosiu, apželdinimas, taip, tai tą reikia integruoti, reikia projektuoti. Mes asmeniškai patys turim savo apželdinimo projektuotojus, kurie iš karto prie projekto dirba ir mes nuo to pradedam projektavimą. Iš esmės tai labai keičia priėjimus tam tikrose vietose. Sekantis, aš einu nuo
toliau nuo Vilniaus ir didesnių iki tokio smulkesnio mastelio ir jau Vilniuje. Tai yra Filaretų gatvė 25, užupė Personos, jau pastatytas dalykas. Vėlgi, kalbant apie geomorfologiją, čia yra sudėtingiausias turbūt projektas, kurį mes darėm, nes šitoje vietoje yra kalvota vietovė ir pakankamai yra reljefas, esami medžiai ir visos zonos, kurios tik tai įmanomas. Tai yra senamiesčio, archeologinė, ten, kultūros apsauga ir panašiai. Čia yra viską, ką tik tai nori. Tai tose ribose reikėjo įkomporuoti, reiškia, tokį sąlyginai nedidelį daugiabutį, kuriame viskas kažkaip, šitoje vietoje tai turiu sutikti, kad netgi turint parkavimo koeficientą ir galimybę suparkuoti mažiau mašinų, tai nepasiteisino, nes iš tikrųjų reikia parkavimo vietų, reikia. Ir antras dalykas, kad visgi tokiose vietose reikia didesnių būstų. Iš esmės čia daugiausia ir buvo apjungiama vos ne aukštais. Tai va, vaikų žaidimo aikštelės vietą teko parinkinėti ir įrodinėti, kad ant stogo gali būti su tam tikrais dalykais ir integracija vėlgi. Čia yra tas pats, apie ką mes kalbam, ta geomorfologinė aplinka, reljefas, į kurį mes integravome patį pastatą, paliekant tam tikras formas per aukštėjimas, bet vis tiek jį integravome. Esami želdiniai ir vėlgi Olandų gatvė, kuri turi irgi savo akustiką tam tikrą, kuri paaukštinta ir čia teko irgi spręsti tam tikrose vietose akustinius langus ir panašiai, bet vėlgi atsiribojant tūrių masyvų nuo akustikos šaltinio padidinto, mes galime nuimti tą akustiką į vidinį kiemą. Tai čia vidiniam kieme, jeigu taip vaikščiot, tai ten jau toksai labiau olandiškas, daniškas toksai variantas, kada jau ten nebesigirdi ten taip jau. Vėlgi, integracija sporto ten ir poilsio, tas yra privaloma šiandieną jau. Tai apželdinimas irgi kaip toks elementas. Tai vidinis kiemas gaunasi toksai jau labiau Kopenhagos, olandiškas toksai jau mažaaukštis. Jis nesijaučia taip, kaip jis matosi iš lauko, iš Olandų gatvės. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad labai norėčiau, aš ypatingai paskutiniu metu stebiu tokį dalyką, kad architektai, tie jaunieji, kalbant ir, gal ir ne jaunieji, ir tie ir mano amžiaus jau tokie pusiau jauni. Tai jie pažodžiu labai priima užsakovo užduotį ir bando pažodžiu tai įgyvendinti. Tai noriu palinkėti pagalvoti savaip ir pasiūlyti savaip ir įrodyti, kad tai yra geriau. Ir kad galbūt vieno ar kito dalyko nereikia. Nes dažnu atveju gaunasi kažkas įdomaus. Arba vėlgi. Antras dalykas, kad bandyti kurti į priekį. Tai vėlgi šiandien viską, ką šiandien sakėm ir apskritai kalbant apie tai, tą geomorfologiją ir tos visus ten projektavimus, statybas ir panašiai. Klausimas tik tai toks, kad mes šiandieną turime galvoti tai, kas bus už 5 metų. Nes už 5 metų arba už 2 metų, priklausomai nuo projekto, tik tai jau bus tie dalykai ir kažkokios gairės, kasgi ten bus toliau. Tai bandykite planuoti toliau ir planuoti ir projektuoti pastatus, kurie galėtų turėti vertę atvažiavus po 10 metų. Kada jūs galite atvažiuoti ir sakyti taip. Tai buvo cool. Nes aš tikrai turiu tokių, kuriais gėdijausi projektus ir tikrai man teko išgyventi tą dalyką. Na ir eksperimentas visą laiką. Bandykit vėlgi, čia viskas surišta. Eksperimentas, galvojimas, kūryba ir labai noriu jums palinkėti, kurti labai gražius dalykus ir nesigėdyti jų. Tai va.